Taigi, Verstaminų piliakalnis 4. Oi, turėjom šį kartą žygį iki šito 4. 2 kartus lipom iš griovio, nes pusnynai neapsakomi. Vieną kartą užklimpom prie Verstamių 3 piliakalnio. Tada bandėm davažiuoti Verstamių 4, kur dabar einu. Tai bavažiuojant nutraukia į laukus. O aišku, tarp kelio ir laukų yra griovys. Teko pagulėti griovy. Pasikapstėm. Nežinau, kažkaip pasiekėm. Dar nepriėjau, bet... Oi, čia kokie spygliuoti medžiai. Verstaminų 4 piliakalnis. Matosi iš toli. Visas apžėlęs. Sakė, kažkur yra ženklas, nes važiavau per privatininko kelią. Jis aišku su šlagbaumu. Bet ant šlagbaumo numeris telefono paliktas. Ir aš jam paskambinau, jis man paaiškino, kaip važiuoti. Šaunu. Radau. Tai ženklo nematau. Nieko, lipam pradžiai į viršų. Labai didelis. Labai status krantai. Matau, medžiotojai iki bokštelio kažkaip davažiuoja. Ai, nevelnio. Nors gal čia visur miškas naujai pasodintas. Žemeklio nematau. Nieko. Štai jisai visas apžėlęs. O, sternytė bėga. Atsiprašau, išgąsdinau. Nu čia dienos nuotykis. O va, štai ženklas. Gerai, nueisim, nusifotkinsim, pasiimsim koordinatės, bet matau, kad irgi LTSR laikų. Na štai koks visai. Brūzgynai, spygliuoti medeliai. Aišku, aš gamtininkas nekoks. Nežinau, kas čia per medeliai, bet baisiai dūrė. Gerai, kad aš esu storžievis. Nelabai jaučiu per striukę dar. Bet kiekvieną kartą, net ir per striukę būdamas kažkur susibraižau. Taip, kad kai važiuosit į piliakalnius, ypač kurie tokie biški primiršti arba mažiau lankomi, tai užsidėkit ką nors tokio, kur negaila subraižyti arba nepersidriskia. Ypač vasarą, kai važiuoji su trumpom maikė, su trumpom rankovė maikė ir su šortais. Tai aš privažiavęs prie piliakalnio iškart šortus
persiaunu į rimtesnės kelnes, nes visokie avietynai ir panašiai labai sudrasko kojas. Lieki vienas žaizduotas. Tai va. Versminų piliakalnis. Nieko nematyt, bet jisai didžiulis. Didžiulis. Fainai sninga už Kalnieriaus. Man patinka. Tikra žiema. 2026 metų. Fantastika. Džiaugiasi ne tik vaikai, bet ir vienu žodžiu. Čia nei pradžios, nei pabaigos nematau. Iš toli atrodo didelis kalnas, o iš arti oho kalnas. Yra kur vaikščiot. Kadangi tikslas aplankyta, stirnos išvaikyta, tai kaip ir pusė darbo. Gerai, einam prie žymeklio. Būk sveikas. Piliakalnį. Jo, jeigu važiuosite į šį piliakalnį pro privatininką, pro šlagbaumą, jisai ten sakė, kad tvorom apsitvėręs, ten net pro jį neina praeiti, nors Google'as ten rodo. Tai važiuokite pro kitą pusę, yra kaimelis, kas čia kranas šlapės, nejaučia nieko. Pabandysiu. Giraitės. Yra toksai. Ir ten tarp, kaip čia papasakoti, privažiuosit sodybą, tai jos nepravažiuokit, o tiesiog tarp apsitvėręs ten žmogus savo daržus ir gaunasi vienoj pusėje daržas, kitoj ganykla. Ir tarp jų yra keliukas. Tai va aš ten ir pasukau. Žiema, aišku, trečią kartą užklimpt nenorėjau, bet surizikavau ir pataikiau. Nes būtent tas žmogus, kuris užsitvėrė su šlagbaumu, taip ir pasakojo, kad ten galima pravažiuoti, miškininkai važiuoja ten. Bet jisai, aišku, nežinojo, su kokia mes mašina važiuojam. Jis sakė, geriau nevažiuokit, eikit pėsti, nes nedavažiuosit. Nu, kadangi mes turim rimtesnį automobilį, kuris kai užklimsta, tai yra reikalų. Bet, kaip sakant, žmogus, kai neturi ką veikti, prisidirba pats reikalų. Na štai. Ir žymeklis. Šitas piliakalnis matosi iš visų kampų. Aplinkui važiuoja pagrindiniais keliais, žvyrkeliais. Jisai iš visur matomas yra. Aišku, ateis vasara, apaugs lapais. Nieko iš toli nematysit, bus tik tai kalnelis didelis. O va štai ir ženklas. Nu, kaip ir visur. Prašom, kaip sakant, žinokit, kas čia per ženklas ir spėkit. Jums žinoti, kaip ir nelabai yra daug ką, aš jums viską pasakiau. Čia Verstaminų 4 piliakalnis. Pasiimkim koordinatės.
bent kažkokios koordinatės, aišku, žymeklis, tai čia jau pas kažką namie ženklas pats, bet stulpas štai yra LTSR laikų. Nežinau dabar, dvejopos tokios mintis atėjo, vis tik LTSR laikai Lietuvos kultūros departamentas dirbo. Ir sakykim taip visai rimtai. Tai va. O paėjėt, čia yra kur yra. Neprisimenu, kur aš čia ėjau kažkur ten šlaitu. Pabandysiu čia eiti dabar. Nu, pėdos yra, bet čia tikrai ne lankytojo gyvūno. Gyvūnai šiaip irgi nėra visai tokie jau, nežinau kaip čia išsireikšti. Jie vis tiek turi savo kelius ir žino kur eiti. Aišku, bet mes žmonės viską jiem pagadinam, nes mes protingesni kai kuriuose vietose. Na bet ne šitoj vietoj čia diskutuoti. Tuoj pamatysim, kur mes čia važiavom. Galėsit ir jūs vasarą pabandyti. Vasarą, manau, čia vis tiek yra pravažiavimas, nes čia yra jau pasodintas nesenai miškas ir miškininkai čia patys atvažiuoja. Na štai, mano Priusas, čia va tuo keliuku išvažiuosite arba privažiuosite. Nežinau, tiesa, tenais tas žmogelis ar labai apsidžiaugs mus antrą kartą pamatęs, bet mes neturim kur dėtis. Ten toliau visiškai neaišku, koks kelias. Tai va, lankykitės ir šituose piliakalniuose. Man tokie labiausiai patinka, kurie kaip ir yra ant žemėlapio, bet lankytojų daug nėra, nes iš tiesų kartais sunku privažiuoti. Iki piliakalnio.